O, labas rytas visiems. Taigi, šiandien vėl darome mankštą. Iš tiesų stavėme ant didelio akmens. Ir aplink mus vėl gražus rūkas. Gražus rūkas, dar turim šiek tiek rudenėlio. Lapelių dar šiek tiek va. Bet jo, šiandien vėl gražus rytas. Va tai vartė. Ir dabar ką, šiandien aš budžiu. Ir reikės man šiandien padaryti pusryčius, išplauti indus. Nu, šiandien darbuosimės. Tai va, susitiksime namelėje. Tai va, grįžom iš mankštos. Oi, padarėm pratimukų visokių mankšteliai. Aironas miega. Jau, Aironas dar miega. O mes einam daryti pusryčių. Tai ką, papusryčiavom. Dabar turim 9:16 ir apie 10 išeisim treniruotę. Planas yra pavažinėti klasiką, jeigu retrakas pravažiuos, bet kaip matos, nevažiuoja kol kas retrakas. Atvažiavo čia kažkokia delegacija ir prezidentūra. Prezidentas atvažiavo čia apžiūrėti trasos. Tai va, tai turbūt važiuosim laisvai, šiaip trasai matosi daug smėlio ir purvina jau trasa, jau sniegas rūdas. Tai nežinau, čia iš kameros nesimatys, bet kai nukeliausime į trasą, tada parodysiu viską. Susitiksime trasoje. Tai ką, esame jau treniruotėj. Reikia dabar apie 1,5 valandą padaryti, paslidinėti. Aplinkui mus labai daug žalumos, o mes jau slidinėjom. Kitas labai keista, va gali pažiūrėti. Tai ką, draugai, taip užbaigiam šiandien. Jo, pirmą treniruotę užbaigiam. Dabar va, kiek mes čia. Oi, krenta daiktai mano. Tai va, ir nuslydom šiandien 15 km. Per 1,5 valandą. Per 1,5 valandą. Kaip, Mykolai, jauteis? Nu, jaučiausi tikrai gerai. Labai geras apjautė. Fainai čiuožęs, slystas slidės lengvai, ant ledo. Fainai pasivažinėti. Gerai. Iš tikrųjų, nežinau, apsikeitėm paskui dar su Mykolu slydėm. Jis davė man su peltonais, aš jam daviau su Fisheriais. Tai man kažkaip su Fisheriais patiko labiau, pripratau su jais per pirmas treniruotes. Tai Fisher 1, Pelton 0. Nu, aš kaip pasakyčiau. Mykolas sako, kad jam Pelton 1, Fisher 0. Geriau slysta tikrai. Taigi, kaip gyvojat, mes va paslidinėjom, dabar einam, padarysim atsispaudą molę, prisitraukiam molę, prasitampysim, šiek tiek raumenukus, keliaujam. Taigi čia va, tenais va eisime. Čia va, dar iškirsta jau. Tai va, viso. Tai va, šiek tiek prasitampiam. Tokį parkour. Žiūrėkit. Opa! Parkour. Tai va, parkourinam atgal į namelį. Ką aš kažkaip gražiai peršokį. Bac. Taigi, mes jau va namelį pavalgiam. Nusiprūsiam, jau reikia eiti miegot, nes reikia pailsėti prieš antrą treniruotę. Mykolas jau miega,
aš dar ne, Aironas irgi ne. Esam antroji treniruotėj ir dabar bėgsime 40 minučių ir susitiksime kas kiekvieną kilometrą. Turim pirmą kilometrą su Mykolu, liko dar kažkiek. Tai ką, antras kilometras, kol kas viskas normaliai, pulsą laikom 100 pm. Ketvirtas kilometras, trečią praleidom, nes pamiršau šiek tiek. 6 kilometrai per 3 minučių. Ar kiek? 37. Gerai, 37 minutės. Ir mes jau netoli savo bazės. Ką, grįžom iš bėgimo. Turim slidininkus. Įsimaudysios. Jo, labai šlapia buvo. Bet grindis šlapias. Tai va, bet reikia mums prastampyti dabar. Išsipraust ir eit blynus kept. Jo. Tai ką, esam Maksimui, apsipirkinėjom, paėmiau Vytautą savo, Aironui paėmiau bananų, Coca-Cola Zero. Oi, jo, tai va, žiūrėkit mūsų pirkinių krepšelis. Koks va, Mykolas varškės turi. Tai va, keliaujam pasimt dar kažko. Latvija grįžo iš... I gotta warn you, Max, don't have sex with your ex. It will make your life complex, my Max. Baby, take it easy, Max, don't have sex with your ex. It will knock you off your legs, oh Max. Stay cool and sharp, relax. Tai ką, einam iš parduotuvės, apsipirkome, keliavom namo ir taip užbaigiam dieną.